Nu ką, tai esu dabar statybose, savo namų statybose, tai žinokit, man čia net ir tas šioks toks šiukšlinėlis yra labai mielas ir labai savas. Ir labai džiaugiuosi, jau matau pagaliau sieną, kuri štai tokio gražaus geltonumo, kaip matosi, išnaudotas kibirėlis, jau čia net nebe kibirėlis, čia visas kibiras. Bet irgi beje, pradėjau nuo nedidelių bandymų. Pradžiai atsivežiau čia 2 tokius bandymukus, tepiau ant didesnio ploto gipso kartono ir tik tai tada ryžausi, kurią reikia, nes pradžiai buvo švelnesnė, paskui pagalvojau, kad noriu čia ryškesnės. Tai čia tas atvejis, kada didžiulėje erdvėje, kur mes čia esam, yra būsimas visas bendras didelis kambarys, ten virtuvė zona. Tai viena siena, kuri tarsi saulė šviesa iš viršaus teisingiau, ji gali būti. Nes jeigu šią spalvą būčiau nudažius visą šitą erdvę, tai po 2 savaičių mane galėtų kas nors susirinkti ir jau ieškoti, kokių man vaistų skirti raminamųjų. Negali būti viskas vienodai intensyviai, bet viena siena, ji gali labai pradžiuginti. Beje, vienas jums patarimas, jeigu kartais nesusigaudot, ar spalvų tonai yra vienodi ir skirtingi, nufotografuokit abi spalvas greta ir nuimkite spalvingumą. Padarykite juodai baltą ir matysite, kokio tono yra spalva.